visur, kur aš tave matau, Dariau, tu esi toksai tinklaveiko žmogus, vis kažką rekomenduoji, vis kažką atstovauji ir aš jaučiu, kad aš irgi turiu tą tinklaveikos geną savyje ir todėl aš pagalvojau, kad tavo tas nuostabus projektas, kuris greitai startuoja, bus naudingas ir mano visiems klientams, kadangi aš dirbu su tokiais pradedančiais verslais ir man pačiai asmeniškai. Pirmas klausimas galbūt būtų aiškumui, ką tu turėjai omenyje, sakydamas sąmoningas verslas. Man labai didelį įtaką padarė Dmitrijus Trockis ir, kaip ten sako, turiu prisimti atsakomybę už savo veiksmus, žodžius, mintis ir jausmus. Ir visa tai sutelpa į sąmoningumą. Ir jeigu kažkur prasileisiu, sąmoningai vadinkim, nepavadinčiau, nes, pavyzdžiui, instinktai. Tai jeigu vadovaujuosi instinktais, tai sąmoningumo tą akimirką nėra. Na ir tada aš jau turėsiu norom, nenorom kažkokias tais pasiekmes. Tai sąmoningumas, tai kad supras čia ir dabar, kuo gyvenu, kokie veiksmai, kokie jausmai ir apskritai į tą kelionę pasinert blaivę galvą. Galbūt tu plačiau dar papasakosi apie tą pačią idėją savo, nes aš kiek suprantu, tai yra tokia virtuali erdvė visiems žmonėms, kurie siekia to sąmoningumo, ar ne? Ir čia susitiks paslaugų tiekėjai su paslaugų gavėjais arba kažkokių tai gaminių gamintojai su sąmoningais klientais. Bet kaip jinai gimė tą idėją ir kokio jinai dabar yra stadijoje? Aš pats asmeniškai einu ir į tylos retrytus. Ačiū Lalitai, kuri vis mane kaip tą vajelę pagainioje tyloj. Teko ir būti tamsos meditacijoje, ten 12 berods valandų, kai ten nevalgai, akis užrištos, teko ir San Pedro praktikoje pabuvoti ir apskritai domiuosi ir gilinuosi į save, kad suprasčiau, ką aš darau, ką aš čia veikiu ir kaip vėlgi tą savo potencialą išnaudoti. Man kaip vyrui vėlgi per veiksmą, o be kitų yra tas labai sudėtinga ir kai pradėjau bendrauti su žmonėm atviriau, šilčiau ir tos myliu save laidos vėlgi tokie atvėrė kelią tiesiog su žmogum nepažįstamu, pavyzdžiui, valandą ar 2 pasikalbėti tokiom jautriom temom apie patirtis, kur kitąkart žmogaus tik tais tie skeletai, ir jie niekaip jais su nieko nepasidalina, gal tik tais labai artimas ribotas kiekis žmonių, čia kitąkart išdrįsti ir prie kameros, kai kurie ir ne prie kameros, bet tos minkštosios temos, jos parodė, kad aš esu labai ribotas ir per kitų patirtis, per kitų pasakojimus galiu kažkiek savo elgseną, savo mintis koreguoti. Ir tas myliu save projektas gavosi iš pradžių tokia kaip ir vos ne psichoterapinė man asmeniškai. Ir kalbinu žmonės ir traukiu jų patirtį ir pats mokinuosi ir kažko pats pasidalinu. Ir iš kitos pusės vėlgi kiti pradėjo tapšnuoti per petį, kad sako, fainiai, kažkoks tai progresas jų gyvenime arba kažkoks aiškumas, suvokimas ateina. Tai myliu save apie tai, kad skleist gerąją žinią, kurt kiek įmanoma daugiau to gėrio ir suprast, kur esam ir kodėl džiugina ir nedžiugina. Ir kitą kartą, kad gaut, reikia pagalbos iš šalies. Tai bus ar minimum pokalbis, ar tai reikės kažkokios praktikos. Be veiksmo, kad kažkas savaime greitai gali vykti, o lėtai, kitą kartą žmogui ir gyvenimo neužtenka išbristi iš savo tų atradimų. Dėja per tą gyvenimą nespėjo patrast. Tai grinai terapeutams, gidūnams ta tokia platforma, ar ne, kurie coacheriams, mentoriams, kurie dirba su žmonėmis, kad jie greičiau vienas su kitu susitiktų ir atrastų. Tikslas yra, kad vėlgi pats žodis, pats ta frazė myliu save įpareigoja, kad vėlgi, kaip ten sako, iš religinės pusės, kad mylėk kitą kaip save patį, kaip gali mylėti kitą, jeigu savęs nemyli ir iš viso kas tas myliu. Tai aš tą klausimą savo atsakymus savo radau, bet vėlgi ta kelionė buvo pakankamai vingiuota ir sudėtinga. Aišku, tos mano patirtis tokias, kitiem lengviau gal ateina tos viršukalnės pasiekti su suvokimo link. Ir tikslas yra, kad žmonės galėtų ne tik tai surasti tą tokį vadinkim dvasingą, ten ezoterinį pasaulį, bet pavyzdžiui, tą patį psichologą susirast, arba masažistą susirast, gal netgi padovanot artimiesim, kurie galbūt norėtų, bet įsta ir patys nežengs pirmo žingsnio. Tai šitas projektas yra pradžiai įsigyt galimybę surast ne tik tais renginius, užsiėmimus, bet ir tos pačius daiktus. Pavyzdžiui, iš Indijos planuojam importuoti tuos jau rankom gaminamus smilkalus, jantras įvežinėsim, tai vėlgi kas norės simbolių, kurie, vėlgi, pavyzdžiui, aš pats apsikarstęs tenais kristalais ir radrakšom ir
jeigu tai padeda mano veiklai ir klestėjimui ir būti geriausia savęs versija, aš to neatsisakau. Ar tai tikrai veikia, aš nežinau ir greičiausiai niekad nesužinosiu, bet tas tikėjimas padeda. Tai vėlgi ir tokių daiktų, instrumentų, tai, kas veda į tą myliu savais ir kad tas gyvenimas tiesiog labiau džiugintų. Toks ir tikslas. Ir kad tie žmonės vieni kitus surastų. Aš manau, kad tavo patirtis 20 metų versle gali būti labai naudinga įvairiems terapeutams, nes aš irgi ir pagal save žinau, kad kai tu pradedi gilintis į tuos dvasinius dalykus, kartais atrodo tie visi verslo dalykai ne visiškai suvokiami, ypač kai dar yra tie tokie verslo rykliai. Dabar aš tikiuosi, kad mes pereinam galbūt į tą etapą, kai jau bus daugiau tų verslo delfinų, bet šitą tokią apmąstytą pateikimo formą, žodžiu, tas susitikimas su klientu, galų gale, kad nereikės pačiam pardavinėti bilietų, aš kiek suprantu, pas tave netgi bus bilietai į renginius, galima tiesiogiai įsigyti paslaugas, tiesiogiai apmokėti. Tai labai palengvina tą kasdienybę tam žmogui, kuris užsiema savo mylimą veiklą ir kartais visiškai nenori apie marketingą galvoti arba net nežino, nuo ko pradėti galvoti ir kai kas galbūt net nepradeda savo veiklos dėl šitų pirmų kliūčių, kurios jiem pasirodo didelės. Tai dėl to aš Dariau ir noriu su tavim pakalbėti, kad kuo daugiau mano kolegų girstų ir palengvintų savo tą kasdieninį darbą su žmonėmis. Man labai patiko viena frazė. Nėra nemokamų dalykų ir kas angliškai suprantat, yra minimum turi, jeigu ir kažkas žodį pasakė, skir dėmesio, attention. To pay, sumokėt savo dėmesio. Tai nemokamų dalykų nėra. Ir vieninteliu atveju, ką aš matau, kaip šita platforma galėtų veikti kaip išsireikštas nemokamas, kur nereikia tiesioginių tų mainų, vadinkim, finansinių, tai jeigu yra nemokamas, pavyzdžiui, renginys. Jeigu renginys bus nemokamas, reiškia, organizatorius jisai ar labdaros, ar kokiu principu veiks, tvarkoji gali paskelbti ir tas, sakykime, renginys bus paskelbtas. Lygiai taip pat erdvių šeimininkai, savininkai. Mano interesas yra, kad tuose erdvėse būtų kuo daugiau užsiėmimų, jų įvairovė, kad, pavyzdžiui, netgi žmogus sugalvojęs aplankyti giminaičius, jis galėtų kokiam Pasvaly ar Jonišky į kokią tai praktiką nueit, bet kad jinai ten būtų, reikia pradžiai erdvės, kad būtų. Ir paskui gal atvažiuoja kažkoks tais ar lektorius, ar vedlys, ar terapeutas, ar gal netgi gyduolis medikas. Tai vėlgi tos erdvės, kad pritrauktų ir į tą aplinką, į tą teritoriją žmonės. Tai vėlgi tikslas yra, kad katalogas bus nemokamas, tai reiškia, kas norės pasiskelbs. Aišku, didžiausias galvos skausmas greičiausiai bus filtravimas ir klasifikavimas, kad nebūtų to, ko nereikia, nes kaip ten... Tai apie tai aš ir norėjau tavęs paklausti, kaip tu ruošiesi atrinkti pačius geriausius, nes praktika, mano bent jau asmeninė praktika rodo, kad geriausi mokytojai nebūtinai patys įžymiausi ir aš bent jau savo atrandu visiškai niekam nežinomus mokytojus, dažniausiai, kurie yra patys geriausi. Tai kaip čia tu padėsi žmonėms susiorientuoti, atsirinkti, gal bus galimybė rašyti kažkokius atsiliepimus ar rekomendacijas, kaip tą klausimą išspręsi? Aš tai nenoriu tapti skundai.lt, nes blogą žinią paskleis tą, blogą. Nėra blogų, yra tiesiog negatyvus šleifas, kuris paskui tęsiasi metais ir tikslingai, netikslingai, tada tas moderavimas yra toks. Tai mano dabar pirmas yra toks tikslas - sudėti visus, kurie norės, tada orientuoti tai, kad būtų susisiekta, nes aš save tą kaip asmenybė, kaip vadinkim ir šitą projektą, matyčiau kaip Amazonas yra. Jie turi savo tą vadinamą suportą. Tai reiškia visą aptarnavimą, kad eina per juos. Ne klientas šnekasi su paslaugos tiekėju ir ten bando aiškinti santykius dėl vienokių ar kitokių priežasčių, bet yra trečia šalis, kuri įsijungia ir kuri atlieka tą, nežinau, kaip vadinkim, teisuolio vaidmenį. Tai mano tikslas, kad nusiskundimų, tai yra griežtai išsianalizavus, kas ten ar viskas yra gerai, ar čia buvo tiesiog momentinis kažkoks nesusikalbėjimas, ar tai yra pakartotinis reikalas, tai tokiu organiniu būdu aš tikiu rinkos tą vadinamą ekonomiką, tai rinkoje viskas savaime susidėlioja. Reikia tik tais laiko. Gamtoje viskas savaime susidėlioja, tik reikia laiko. Atsiras kažkoks neteisingas žmogus arba pasikeis žmogaus vertybės, ten savybė, ten dar kažkas tais, kad būtų galimybė
vėlgi kažkur tais įvardinti. Gal netgi kažkam renginys, pavyzdžiui, nepavyks dėl to, kad, sakykime, kažkas pavedė, bet visos tos strėlės į kuris ėmėsi pirmo tą žingsnį žengti. Tai dėl to mano nėra noras padaryti to juodo sąrašo, kad su kuo čia tikrai venkit ir aplenkit kampu. Ir kai kurių asmenybių, kuriuos aš meniškai tikrai neįsileisiu, nes aš netikiu ir nepalaikau ir ypatingai su negatyvia labai stipria istorija. Na, bet čia vėlgi laikas sąlygas. Bet galbūt mes dabar paminėkim, kad tu lauki dar visų tų savo partnerių, kad dar jau galima pas tave registruotis tavo puslapyje Myliu save ir kas pirmieji tikriausiai ir sulauks daugiau to dėmesio, nes vis tiek pačioje pradžioje reikia drąsos, bet to pačiu ir daugiau dėmesio. Kol nėra didelės komandos, mes kol kas esam dviese. Tol yra praktiškai pačiupinėsiu kiekvieną aš savo rankom. Tai reiškia, vėlgi, mano savybės, kad jeigu jau įmuosi, tai spaudžiu maksimumą iš savęs, kiek galiu ir kiek visą laiką mano tokia mantra yra, ar padariau viską, ką galiu čia ir dabar. Viskas. Jeigu aš padariau viską, aš esu ramus, einu miegoti. tą dieną atsikeliu žvalus. Jeigu aš nepadariau, tai žinau, kad man tas kalties, kartėlis ar kažkoks ten tas jausmas mane žlugdys, kol galop, teks pasigydyti. Taip, sveikatos. Ir asmeniškai konsultuosi tos žmonės, ne? Jeigu jiems reikės, pavyzdžiui, kažkokios tai vaizdinės medžiagos, ten video, ar ten, jeigu net kažkas galbūt norės online seminarą sukurti, tu irgi gali padėti. Mano tikslas yra, kad talpinimas visų šitų produktų, renginių, kad ir komercinių būtų nemokamas, bet būtų mainai tik tais už faktinį rezultatą. Tai jeigu bus parduotas bilietas, tas produktas, parduota paslauga, tada atitinkamai procentai priklausys nuo to, kiek aš lygiai taip pat turėsiu dėti reklamą, nes vėlgi pats projektas jisai nebus iš savęs žinomas. Čia kaip ir nėra, kaip jau yra tas tvermės dėsnis, jisai tebe galioja, reikia kažkur kažką įdėti, kad gautų auditoriją, kad patrauktų bus reikalingi pinigai, taip investuosiu savo asmeninius pinigus, kuriuos uždirbu ir iš kitų veiklų, bet tikslas, kad tarp 20-30% būtų tokia kaip ir fiksas, kuris man padengtų didžią dalį marketingo kaštų ir dar liktų, kad būtų ir pats projektas važiuoti ir vėlgi turi būti interesas. Pas tavai yra toksai vidinis ketinimas su savo komanda, su visais partneriais tapti pačia žinomiausia, pačia didžiausia platforma, sąmoningumo, dvasingumo srityje, pagalbos žmonėms srityje. Taip? Teisingai aš suprantu. Aš ateities nežinau. Aš žinau tik vienintelį, kiek nusipelnysiu, tiek ir bus. Ir čia tas projektas, kad tai yra mano, nes jeigu niekas nedalyvaus, niekas nepirks, niekas nesitalpins, tai natūraliai tai niekas ir nebus. Mano tikslas tokia terpė, kad visiems apsimokėtų ir visi iš to išloštų. Neišloštų tie, kurie tame nedalyvauja. Tai reiškia, jie nieko, bet minimum nepraranda. Aš, pavyzdžiui, Vokietijoje žinau tokių panašių platformų kaip Digistore, kur visi beveik, Vokietija didelė šalis, bet beveik visi teikiantis tokias panašias paslaugas naudojasi jos paslaugomis ir apmoka visus renginius per ten. Ir ten yra tas dar toksai affiliate marketing, galimybė rekomenduoti kitų, pavyzdžiui, kažkokius tai renginius ir gauti už tai kažkokį tai procentą. Ar bus pas tave irgi platformoje toksai dalykas? Kiek affiliate'o teko ir išbandyti ir Lietuvoje, jeigu galit, pakomentuokit, kur matėt sėkmingą affiliate'o principą, kažkokį modelį, kuris Lietuvoje veikia. Aš dar tokio nesutikau. Pats investavau nemažai pinigų į tuos įrankius, aišku, mano temose, man kol kas šito nepavyko. Matyt, mūsų mentalitete kažkas yra tokio, kad dalintis su tikimybė gauti gražos ir kai kitas žino, kad galbūt aš gausiu gražos už tai, kad parekomendavau, pas mus yra šalis šiek tiek per maža affiliate marketingai. Nors sakoma, kad Amerikoje čiužinių industrijoje affiliate'as ir gimė. Aš pats esu čia. Matysi, kaip viskas, jeigu, pavyzdžiui, viskas labai išpopuliarės ir sužydės, galbūt galima bus ir pagalvoti apie tokį instrumentą, kad įdėti į tą bendrą veiklą. Kiek metam yra ką veikti su vien tai, ką dabar apžiojo padaryti renginius, daiktus, erdves ir tos tokias paslaugas, vadinkim, net nerenginius, kurie neriboja, nes kalendorius riboja laikė, o tam elektroniniai parduotuvė jau ten, kur neribos, pavyzdžiui, lokaciją ir laiką.
Aš pat įdėjau tavo kontaktus, jeigu kas nors norės tiesiogiai iš karto susisiekti arba užsiregistruoti. Dar vieną tokį klausimą turiu. Yra žmonės, kurie rekomenduoja, pavyzdžiui, savo kompanijos produktus, kurie dirba ten rekomendacinių marketingų. Paskui yra žmonės, kurie rekomenduoja tik tai, kuo patys tiki. Ir yra žmonės, kurie viską iš eilės rekomenduoja. Tai šitas projektas, tai yra ta trečioji tokia galimybė tikriausiai, net tu ten per daug tikrai nesigilinsi, kas apie ką, tiesiog kas užsiregistruos pirmieji, tas ir pateks į tą projektą. Pirmas dalykas, vėlgi mes turim labai griežtą reklamos ir sveikatos, ypatingai sveikatos tema įstatymą, ne maisto prekių inspekcija, tam pakankamai solidūs ir rimti reikalai, tai netgi labai atidžiai turėsiu žiūrėti į kiekvieną turinį, kiekvieną postą, vadinkim įrašą, kas bus projekte, nes atsakomybė bus bet kokia atveju ant manęs asmeniškai. Vėlgi, aš nesibodžiu tos atsakomybės, vėlgi tie patys kontaktai mano asmeniniai. Aš jau daug metų esu, kaip viešų žmogum, su manim galim bet kada laisvai susibendrauti ir kas yra Facebooko drauguose žino, kad man visą laiką galima parašyti ir bent jau metuose kartą kiekvienas mano Facebooko draugas yra pakalbinamas. O tikslas, kad jeigu nebus jokio filtro, tai bus chaosas ir anarchija. Šito aš leisti negaliu, nes kitu atveju pats ten neičiau. O kadangi aš ateinu iš verslo, tai vėlgi turi būti pakankamai aiški struktūra. Aš netgi noriu, kad verslas ateitų, pavyzdžiui, ne tik tais, kad darbuotojai ateitų ten pasisveikatinti arba dvasingumo paieškoti elementai, kad būtų netgi normalūs mokymai, kurie su išspręstų galvos skausmus, kurie nedavestų iki to savęs nemylėjimo ar tenais kažkokius tais negatyvius artimoje aplinkoje ar darbo aplinkoje, tą patį mobbingą kaip spręsti. Vėlgi, čia yra rimtos temos, tai ne tik tais yra liečia tą asmeninę erdvę, bet liečia ir tą verslo erdvę. Todėl mano tikslas, aš ir ateinu toks žmogus iš verslo su mintim, kad ir į verslą išeitų. Tai čia, o tam filtras turės būti komanda, tam turės būti pakankamai nemažai dėta pastangų ir pati startas bus pats sunkiausias, nes turėsiu savo rankų daug ką daryti, bet tai man nėra nauja. Žodžiu, gali ir jau specialistai, ekspertai, kurie yra patyrę toje srityje, kreiptis į tave ir jie turės tokį rimtą partnerį ir galės dar labiau praplėsti savo žinomumą. Tai yra tas projektas nuo mažiausio iki didžiausio praktiškai visiems tinkama. Ir dar man kilo tokia mintis, o kirpėjai, kosmetologai, pavyzdžiui, gali kreiptis į tave? Tikslas, kad tai nevirstų tokiu turgum, kuris neaišku bus apie ką. Noras, kad vis tiek būtų kažkiek tai tą myliu save pakraipą, su kažkokiu tuo, kaip čia pavadinti, dvasingumas, gal ne tas žodis, aš, pavyzdžiui, kerpuosi pas kirpėją, su kuria mes praktiškai nebendraujam. Aš ateinu, gaunu kokybišką paslaugą ir išeinu. O žinau, yra žmonių, kurie žmogui, vadinkim, į dūšią lenda ir kokybiškai lenda, bet jie neteikia tų paslaugų. Vis tiek per kitą galą, vadinkim, uždirba pinigus, bet iš esmės vertę sukuria visokeriopą. Kaip pačių žinių srityje. Žmogus ateidavo čiužinių rinktis, bet mes apie dūšią pakalbėdavom ir kitą kartą jau pranašaudavo panikos priepuolius ir kitą kartą pasidalindavo ir laiku dar spėdavom. Tai kartais buvo, kad sako, kaip gali išpranašauti po pusės metų tokius kataklizmus. Dėsningumai vėlgi yra patirtis, tai aš tokius žmonės norėčiau juos iškelt, kad jie būtų matomi. Tai gali būti tokia skiltis kita ir ten įvairūs tokie vienkartiniai variantai. Šitą dalyką aš tęst, vėlgi, čia rinksiuos, kad būtų kiek įmanoma ta paslauga ar tas produktas, jisai, pomyliu save. Apie meilę savo. Taip, savo. Tai nėra tiesiog eilinė paslauga, kurią gali nueiti ir pasidaryti. Vėlgi tada, reiškia, apželdinimas atsiras arba tenais dažytojas. Tai čia vėlgi, kur tada ta riba? Tai mano pradžia yra labai aiški. Tai reiškia, yra psichologiniai, žmonėm nuimantis stresą ir tą tokį stiprų stresą. Kaip pavyzdžiui, viena pažįstama pakankamai jau socialiniuose tinkluose žinoma darbo teisės ir jinai daro mokymus, kaip reikėtų atleisti darbuotoją. Ir čia tikrai pateks, nes darbuotojimas yra labai skaudi tema ir kartais žmogus gali netgi pats iš darbo išeiti vieną atlikdama šitą funkciją, kuri yra būtina, nes kitu atveju tai reikia tą pūlinį, vadinkim, trauk lauk dėl kažkokių priežasčių. Ir kartais negali perlipti šitą barjerą. Tai vėlgi tai yra minkštieji dalykai. Tai atrodo kaip ir darbo teisė, ne apie sąmoningumą, bet tai yra, aš tai matau taip. Dėl to mano filtras toks yra šiek tiek keistokas, tai tos taisyklės jos gims betalpinant ir klasifikuojant.
pirminis gims iki gruodžio 30, nes startas yra planuojamas Myliu save gruodžio 30 dieną. Tai, žodžiu, visi gali kreiptis, o paskui jau jūs išsiaiškinsit asmeniškai, kas tinka, kas netinka, kodėl ir taip toliau. Tam yra struktūruota, o struktūra tokia, užpildo klausimus, kurie yra labai paprasti tinklalapyje, tai yra pirminis filtras, nes yra daugelis žmonių, kurie filtro neužpildys, tiesiog jie ir nepateks. Čia yra mano minimum, tai reiškia, aš tikiu, kad jeigu žmogus negebės užpildyti formos, tai reiškia, aš su juo greičiau turėsiu problemų vėliau. Dėl vienokių ir kitų priežasčių, nes tai disciplinos klausimas. Bet jeigu žmogus neturi, pavyzdžiui, savo internetinės svetainės, tai čia nieko tokio, ne čia gali būti netgi kaip alternatyva svetainiai. Tai čia ir yra tai, žmogui nereikia turėti nieko. Jis turi būti pasiekiamas, turi būti labai aišku, ką jis teikia, už ką jis prisima atsakomybę, kokią sukuria vertę, ko gali tikėtis klientas, kaip bebūvė, vėlgi mainai dalyvauja. Turi būti labai aiški kaina, nes jeigu nėra kainos, jeigu žmogus net negali savo įsivardinti kainos, tai minimum pasižiūrėti aplinkui, arba vėlgi parašyti man asmeniškai, Dariau, aš turiu tokį rūpestėlį. Galbūt mes grupės palaikymo, kur bus grinai Myliu save vedlių, kuriem mastermindo workshopo principų. Nes funkcionalumas tenais tokį biškį platesnį tinklalapį kuriu ir dabar vyksta tas visas procesas kūrimo. Bet vėlgi, pirma, kūrėjai, produktai, renginiai, erdvės, o tada jau žiūrim. O paskui, man atrodo, bus labai daug įvairių dar galimybių, nes galima, pavyzdžiui, ir apie pozicionavimą, ir apie visus kitus tokius paprastus kasdieninius dalykus, apie kuriuos dažnai net nesusimastom, irgi paruošti tam tikrus mokymus. Čia bus metu ir aš jau turiu netgi žmonės, kuriuos jau pats asmeniškai kalbinu, kad jie įtrauktų meniu netgi šitokią temą, kad tai vėlgi, marketingas yra rimta tema, kur žmonės nežino ir tada vėlgi aš pats daug metų sunkiai sukausi veiklose, nes tiesiog neturėjau žinių, aš jų norėjau, bet vėlgi kaip tai ta mano sąmonė tuo metu, kad ateitų tai, kas reikalinga, čia jau yra vėlgi kiekvienam savas laikas, bet vėlgi aš ėjau, tam tikri žmonės galbūt per anksti papuolė, kiti, kai vėliau ateina tada, tik aš žinojau, bet pritaikiau tai gal po 10 metų, kas man būtų anksčiau būtų galbūt labiau padėję, galbūt reikia mentorių susirasti. Aš tai tikrai pastebėjau, kad jeigu nori sutaupyti kelis metus, tai mentoriai labai gerai padeda. Bet paskui kartais įvyksta vis tiek viskas savo metu. Tai, čia žinai, kad sąžiniai būtų ramiau, tu eini pas mentorių, bet man atrodo, kad gyvenimas jisai vis tiek geriausias mentorius ir padaro viską savo metu, kai tu esi tam pasiruošęs ir labai rimtai apsisprendęs, tada ateina visi kiti dalykai. Tikiu, kad žmonės ateis ir tuo laiku, apskritai tikiu, kad viskas vyksta geriausia seka. Tas mano ego noris, kad ar aš galiu kažką padaryti geriau. Ar aš padariau šiandien, kad minimum būčiau aš laimingesnis, mano aplinka laimingesnė. Aš tą integralumą irgi labai vertinu, kad būtų ne vien tik tai mintis, ne vien tik jausmai, bet ir veiksmai, kad būtų viskas apjungta, taip labai svarbu. Tai čia projektas apie tai, kad suves žmonės. Kad viskas tai vyktų, tai minimum įdarbint socialinius tinklus, aišku, pasidalint, kadangi Myliu save ištakos yra pokalbių formatas, tai kaip mes dabar aš darydavau gyvai, tai jisai ir išliks, tik mano noras, kad tie, kurie bus sekantis kviečiami į laidą, jie bus tie vadinami pardavėjai, tai bus tie patys tie partneriai, kuriuos mes tų pokalbių metu atsakinės į vienokią ar kitokią temą, kuri bus labai aiškiai iš karto numatyta, kodėl žmogui reikia tą minimum video ir toliau, kaip tą problemą gali padėti spręsti tas konkretus žmogus toj temai. Tai vėlgi tas Mylius gaunasi nebe tik, kad prekyvietė arba kalendorius renginių, bet tai vėlgi yra informacijos vieta aš labai norėčiau, kad tai būtų ir vėlgi kažkokia tais ar mastermindo, ar to čia bendrystės, bendruomenės formatas, kad jis iki to išsitų. Čia bus matyti. Aš pats esu likimo transformacijos pakankamai dažnai pusė. Tai irgi aš matau tą bendrystės vertę. Dar galima netgi pagalvoti ir įtraukti lietuvius, pavyzdžiui, gyvenančius užsienyje ir padaryti tarptautinį tą tinklą tokiu būdu. Čia labai yra daug įvairių tokių plėtros galimybių. Taip, aš dėl to apie plėtrą net nekalbu. Pirmas dalykas, pirmas etapas, ką aš dabar galiu padaryti. Tai aš galiu paleisti tinklalapį, galiu sutvarkyti jo funkcionalumą, nes tinklalapio aš matau vienintelį pridėtinę didžiausią vertę, kad būtų pakankamai išmanus filtras ir paieška vidinė, nes kai yra daug visko, tada
kai neina surast arba neaišku kaip surast. Na, tai čia yra, kad vartotojui yra iššūkis, tai mano tikslas, kad vartotojui būtų patogu surasti tai, ko ieško, arba užduoti klausimą, randa ir galbūt mes galėsim padėti ar minimum parekomenduoti, kas gali atsirasti. Iš šito irgi įrašo pokalbio tikslas yra, kad žmonės galėtų netgi parekomenduoti, galbūt kažkas jų rate yra, kas daro dar savo artimiesim, bet dar kažkaip nedrįsta išeiti į išorę, teikti paslaugas ar vadinkim, kad ir kokias ten terapinės ar neterapinės, ten meditacinės sesijas ar retrytų. Bet iš kitos pusės ir tie patys, vadinkim, jau prakutę, jau specialistai, kurių pasitikėjimas yra atitinkamas kainų lygis ir jie galėtų jau tada pretenduoti gal netgi tą verslo bendruomenę, kurie kitą kartą, nes, pavyzdžiui, išvykos į Braziliją arba tenais Tenerife ar kažkur tai su tam tikrom patyriminiam kelionėm, kitą kartą yra didžiulė, kaip nesuvokiama suma, kuria yra prašoma, kiti yra už tai moka ir važiuoja ir džiaugiasi ir rekomenduoja. Tai tikslas, kad įvairialypių, kad kiekvienas surastų savo sritį, bet galima būtų ten ir surasti. Dėl to turi būti labai aiškiai ir kainodara, ir produktas, ir aprašymas. Tai mano tikslas struktūruoti visą šitą sąmoningumą. Tai aš todėl ir kalbuosi su tavim, nes aš noriu parekomenduoti visiems savo kolegoms, savo draugams, kurie dar nežino apie šį projektą, ateiti tiesiog ir užsiregistruoti svetainėje. Čia man, pavyzdžiui, yra didelė vertybė būti ramiai kažkokioje tą platformą ir žinot, kad kažkas rūpinasi tos platformos žinomumu ir nes aš manau, kad tai reklamai reikia skirti laiko, lėšų, jeigu atskirai kiekvienas tai darytų bet pačiam kažką renkantis labai gera tokioje vienoje erdvėje viską pamatyti. Dabar gavau klausimėlį, bet ir tu gali pats pamatyti. Taip, Jūrate, čia iš tikrųjų puikiai erdvė, laukiam tavęs registruojantis ir pasakyk visom kitom kolegiam. Tu matai galbūt dabar irgi tą patį klausimą, čia dėkoja moteris, kad už šį naują pasiūlymą, kurio jinai jau senai ieškojo ir geriausiai dar pateikti savo daromą darbą, kūrybą, turės naują galimybę. Būdamas BNI 7 metai, aš išmokau prašyti. Ir mus ten netgi prievartauja verslo žmonės išmokti labai aiškiai, konstruktyviai, ne tik pasireikšti, ką mes darom, bet to pačiu ir paprašyti. Ir jeigu aš nepaprašysiu, žmogus negalės man padėti. Tai aš ateinu su tokiu dabar jau suformuotu požiūriu, kad turės būti labai aiškiai aprašyta, nes jeigu aš nesuprasiu, jau aš nesuprasiu, vadinkim, aš nesuprasiu. Kaip palubi. Tai galbūt ir tas žmogus, kuris galėtų būti klientu, bet tiesiog buvo neaišku.